Algis Mickūnas ir programą aprašyta kūrybinė vaizduotė. Labas vakaras, ar rytas, ar pupietų, nežinau. Man laikas negalioja, viskas man jau po laiko, kaip sakant. Apie mirtingumą jau kalbėjau, aš galvoju, ir man po laiko mirti, tai nemirsiu. Vieną dalyką garantuoju, tai mirties nėra. Kalbėjome apie ir mirties yra, nes prieš ją net nežinai, kaip jie atrodo, o jos neatsiminsi. Iš vis nereikia apie tą mąstyti. Aš garantuoju vieną dalyką, mirties neatsiminsi, aš kalbu iš patirties. Tai nebijoti. Ja, tai dabar pradėsiu vienu dalyku. Daug kas kalbėjo, čia apie vaizduotę ir visą kitą. Ir labai senai jau vyko, paminėsiu Sokratą ir ypač Nyčė sako, kažkas įdomu su mūsų būtimi, mūsų būtybė, mūsų esybė, kad mes visuomet meluojam savo, mes visuomet užtušuojam viską, pasaulio pažintį, nežinomumu. Mes sukuriam tokias nežymybės, nežinomumus, kad mes prarandam pasaulį, praeinam pro daiktus ir mes jų nematom. Vienu žodžiu, mes turim kažkokią, Nyčė vadino, valią į nežinojimą. Mums nereikia žinoti pasaulio, mes visuomet peršokam. Sako, mūsų yra labai galingas talentas praeiti pro dalykus ir jų nematyti, o matyti kažką kitą. Nežinom ką. Ir todėl iškyla klausimas tos vaizduotės. Ir to vaizduotė yra labai galingas dalykas, nes kada buvo paskelbta dingimas vakarų vaizduotės, tas dingimas vakarų vaizduotės buvo sukoncentruotas į tą vadinamą Dievo mirtį. Tai ir Nyčė, ir Heideggeris, tai čia buvo ne tik tais kažkoks kokių nors būtybių mirtis, bet dingo mūsų vakarų pasaulis. Ištuštėjo. Nieko nebėra. Ką galvojai ar ką mąstai, tas dingo. Ir net aš kalbu su psichologais kas savaitę ir buvo nutarta, kad modernus žmogus, ką Arūnas minėjo, sekuliarus žmogus, negali sapnuoti. Neįmanoma. Be grįžimo į tą praeitį, kabutėse praeitį. Tai vienu žodžiu, skaitė tą kaip tragediją vakarų civilizacijos visos. Matot, kalbant kalbos teorijomis, yra tokia teorija vadinama lauko teorija. Tai reiškia, jeigu išimsi vieną žodį, viskas pasikeis žodžių lauke. Tai išimk Dievą ir viskas pasikeis, nes tada, kaip Dostojevskis sakė ir kiti, jeigu Dievo nėra, viskas galima, visos moralės dingsta. Ir kaip sakėm, klausė čia kolegė, kaip apie moralę dabartyje, tai po Dievo mirties viskas galima. Koks man skirtumas? Aš galiu daryti, ką nori, ar mane pakals šiandien, ar rytoj. Nesvarbu. Vis tiek teks dingt, ne? Kaip sakė stoikai, geriausias daiktas negimt. Antras geriausias daiktas mirt, ko galima greičiau. Ko tenai pastytis dar kentėti be reikalo. Tai tvarkoj. Tai dabar klausimas tos vaizduotės. Aš kalbėsiu apie daug klaidų. Visi mokslininkai, ir Einšteinas, ir Heisenbergas, tie galingiausi mokslininkai, paminėsiu, teigia vieną dalyką, kad mokslas nėra matematinis. Mokslas yra vaizduotės reikalas.
įsivaizduok pasaulį kitaip, tada gali sukurti tenai visokius skaičius, ar tenai formulės, išreikštą vaizduotę ir gal kada nors jį pasitvirtins, ne? Bet pirma eina vaizduotė. Tai ką mes sumanom apie tą vaizduotę, kas ji yra? Katytė žaidžia prieš veidrodį, šokinėja, tenai draugė matosi, ne, jinai džiaugiasi labai su savo drauge ir staiga sumano, kad kažkas netvarkoja. Kiša kojytę už veidrodžio, kur ta draugė tenai. Nu, yra atvaizdas, bet kur jis yra? Nu, mokslininkai mėgina išaiškinti, šviesos bangos, visa kita, tas negalioja. Tas šviesos bangos trenkia man į akis, o daugiau nieko nematau. Tai kaip mums suprasti tą atvaizdą? Atvaizdas ko nors. Bet ta katytė tik mato tą atvaizdą ir galvoja, kad jinai draugė. Ir žaidžia. Ir kiša kojytę už. Nieko neranda. Tai jos gyvenimas, jo draugai yra vaizduotėje, atvaizde. Tai dabar perkeliam tą atvaizdą į kitą klodą, paskui kalbėsime apie imago dei, mes esam atvaizdai dievybės, kažkai kokios ir visa kita. Dabar kitas dalykas. Matot, mes kalbam erdviškai ir laikiškai. Tai vienas klodas mūsų patirties, sakom, mes kalbam fiziškai, tikrenybėje, bet yra tas atvaizdų klodas ir mes nežinom, kur jis yra. Jo ieškom, peršviečiam smegenis, peršviečiam visą fiziologiją ir niekur nerandam. Ne? Mes sakom, įsivaizduojam. Gerai, aš dabar perkeliu dar vieną klodą. Ateina mano geras prietelis, šliogeris. Jis to jo nebėra, bet jis yra. Ir duoda man tokį atvaizdą. Va, Saulis rodė daug atvaizdų, partizanų. Arvydas šliogeris atneša, sako, čia du vyrai, jisai ir jautis. Čia du vyrai ir lauke. Prieš 5 metus. Aš sakau, aš tavęs nemačiau prieš 5 metus. Kaip aš galiu žinoti, kad tu čia? Čia lėkštas popieriukas ir sakai, čia aš, du vyrai. Nu, kur tas atvaizdas yra? Matot, atvaizdas yra ko nors. Be to, ko nors nebūtų atvaizdo. Bet tada, kad man rodo atvaizdą ko nors, ko aš nemačiau. Tai kaip man atpažinti, kokios sąmonės reikia atpažinti tą atvaizdą ko nors, ko aš nesu matęs. Kur jis yra? Gali pakeisti. Nu, aš pasikeičiau, Arvydas pasikeitė, po 10 metų vėl rodo, va, matai, prieš 10 metų aš, čia du vyrai. Prieš 10 metų mes pasikeitėm. Bet visgi sako, čia yra tas pats. Ir klausimas tapatybės. Vienas klodas sąmonės, transcendentalinės sąmonės yra tapatybė arba pastovumas. O apie tą kalbėsim vėliau. Dabar iškyla klausimas, nu jeigu mes matom atvaizdą, ko nors, ko mes nesam matę, ir sako, yra du atvaizdai skirtingi, bet tas pats žmogus. Kas yra tas pats žmogus? Ir čia iškyla klausimas, minėjote atmintį, kur yra Žilvinas. Mes parašėm knygą apie laiką ir atmintį, stebuklingas dalykas, nes laiko klausimas čia yra svarbus. Augustinas, pavyzdžiui, įsigando, sako, aš suprantu laiką. Bet kada pradedu mąstyti, yra išvis nesuprantama. Tada jis ieškojo laiko.
Matot, fiziškai matom dalykus dabar. Praeities nebėra, ateities dar nėra, tai kur tie laiko klodai? Ir Augustinas atsakė, jie yra sieloje, atmintyje ir lūkesčiuose. Ateitis yra lūkesčiuose. Tvarkoj. Bet dabar iškyla klausimas, kadangi daiktai, įvykiai praeina, į praeitį jų nebėra. Tai ką mes turim? Atvaizdus, kaip sakant, impresijas, kažkai kokias fiziologai kalba apie impresijas smegenyse. Na, tada žiūri, kad aš turiu tą atvaizdą, ko nebėra. Ir tada empirikai, net Aristotelis, labai linksmai sako, aišku, mes turim palikimą praeities, bet aiškus tas palikimas nėra taip aiškus, nublūkęs. Žinai, gali ta nuotrauka, gali būti nublūkusi atvaizdas ir taip toliau, nublūkęs, tai klausimas iškyla, mat truputį filosofiškas. Jeigu aš sakau nublūkęs atvaizdas, aš negaliu to sakyti, jeigu aš neturiu originalo. Jeigu tik turiu tą atvaizdą, negaliu sakyti nublūkęs. Momentu, kada pasakau nublūkęs, aš turiu turėti tą tapatybę. Va, čia mano draugas, va prieš 10 metų, va čia prieš 5 metus, jisai taip atrodė, daug atvaizdų, bet sakau, tenai tas pats. Tai kokia sąmonė yra to paties, nebėra atvaizdas. Per visus atvaizdus pasirodo kažkokia tapatybė. Tas pats. Tai nebėra atvaizdas. Nes visi atvaizdai nurodo į tą tapatybę, bet ta tapatybė yra nematoma. Ir čia, matot, išėjo daug filosofinių tezių, kaip vizija. Aš matau daug atvaizdų, per juos turiu viziją, kaip tas tikras daiktas yra. Ir tas tikras daiktas todėl buvo pavadintas amžinybė, pakartojama. Atvaizdai irgi neturi laiko. Nes man rodo tą patį atvaizdą prieš 5 metus, prieš 10 metų, tas pats atvaizdas, kuris yra. Jo niekur nerasi. Bet jį gali parodyti įvairiais būdais. Net gali kalbėti, va čia buvo mano draugas, taip atrodė, du vyrai laukia. Ir abu labai stiprus ir visa kita. Tai vis tiek yra, sakom, tas pats. Tai reiškia, vaizduotė turi visai kitokį laiką. Jinai tęsiasi, tas, mes vadinam, intersubjektyvumas. Mano patirtis yra patirtis, ji tęsiasi per kitus ir jūsų taip pat. Tai dabar klausimas šaltinio tokios vaizduotės. Ir daug kultūrų turi pareiškimus, kad prieš pasaulio pasirodymą buvo klodas. Ir tenai buvo įvairios būtybės tame klode. Tenai pagrindinė figūra, gal buvo svarbiausia figūra, aplink ją įvairovė figūrų, jie šlovina tą figūrą, vienu žodžiu, kaip centrinę. Ir ta figūra, aišku, reikalauja šlovinimo ir taip toliau, kalbėsime apie tą. Nu ir kas atsitinka? Ir randam tą vaizduotę įrašytą. Kas nors parašo. Čia matot, yra galingas filosofinis klausimas. Vaizduotė figūromis, vaizdais. Ir staiga tos figūros pasirodo visai kitame klode rašyboje. Kaip perkelt vaizduotę tą pačią į rašybą? Kaip rašyba įsivaizduoja tas pačias prieš pasaulio
kūrimą figūros. Aš matau raides, nematau tų figūrų, bet per tas raides jos patampa permatoma kaip bet kokia vaizduotė. Permatomumas yra labai svarbus dalykas, transparencija, sąmonė tame klode yra permatomumas. Dar pabrėžiu permatomumą. Sutinki draugą. Sakai, tu labai pasikeitei. Vaizdas, aš matau. Empiriškai. Kai sakau, labai pasikeitei, tai reiškia, aš tuo momentu matau, kas buvai, ne praeitie. Ir matau, kad tu tas pats. Ta tapatybė pasirodo. Tu tas pats, bet tu pasikeitei. Aš per tuos pokyčius matau tą patį. Tie pokyčiai, vaizdai, duotas žmogus stovi, atrodo taip ir taip. Ir aš sakau, tu dabar kitoks negu buvai, bet tas, kas buvai, irgi yra duota belaikiškai. Tai kalbėsime apie kitokį laiką, gal laiko gelmė ir visą kitą. Bet taip pat sakai tas pats. Kur tas pats? Čia yra tokia plūduriuojanti vizija. Per abu vaizdus pasirodo tas pats. Ir kai buvai, ir kai dabar esi, tapatybė pasirodo. Vienu žodžiu, čia yra sąmonės klausimas, kad mes negalim patirti bet ko, nepažindami tapatybės, kuri yra ne vaizdas. Ir yra todėl kita vaizduotė, aš vadinu tą viziją. Platonas pasiekė vizijas, bet nežinojo, kaip su jomis elgtis, tapatybės klausimas. Nors aišku, jis diskutavo tapatybės, skirtumą, tapatybės skirtumą, pastovumo ir tekmę, ir vieną daug ir visą kitą. Visi klodai patirties buvo minėjami, bet tada jis juos vartojo, bet nepasiekė, kas yra vizija, kodėl ta vizija mums duota tiesiogiai. Aš matau draugą pasikeitusi, bet matau tą patį draugą. Prūsas apie tai daug kalbėjo. Atsimenat, kada nueina žmogus į balių, sutinka pažįstamus nuo labai senai, sako, labai pasikeitė, bet tas pats. Tai nebėra vaizduoti. Tas pats. Todėl yra patirtis vieno klodo tapatybės. Nėra patirties be tapatybės. Ir kaip sakant, viskas kinta pastoviai. Gerai, viskas kinta pastoviai, mes matom pastovumą, kitmės. Kaip Buda sako, viskas eina per Budos galvą, kinta, bet Budos galva pasilieka. Per ją viskas eina. Tvarkoj. Tai mes dabar turim tuos kelis klodus. Vienas vaizduotės, kitas vizijos, kuri mums sudaro tapatybę. Bet taip pat, kaip minėjau, net ir vaizduotė yra nešama. Ar ten buvo tapyba, ar tai buvo žodžiai, poezija, vis tuomet pasirodo ta pati, kabutėse, vaizduotė. Tai perkelimas tos vaizduotės į įvairius patirties klodus yra labai svarbus. Pavyzdžiui, mums minėjo partizanus. Tenai ir Ramanauskas, ir aš minėjau mano pusbrolį, Lapė, partizanai. Mes, aš pusbrolį atsimenu, bet aš nemačiau Ramanauskas, sako, čia Ramanauskas. Čia lėkštas popierėlis. Kaip aš per jį permatau, ko aš nemačiau. Aš turiu vaizdą, atvaizdą. Atvaizdas ko? Ir rodė čia Ramanauskas, kitame stovyje, kiti vaizdai. Ir jie gali būti pakartojami, bet vaizdai skirtingi to paties. Kokią mes turim turėti sąmonės įžvalgą
arba, kaip sakyčiau, vizija, kad yra tas pats žmogus. Tai jisai neturi laiko, nėra praeityje, nei ateityje, nepaisant kokie vaizdai pasirodys, jie bus jo paties vaizdai. Tarp skirtumų tapatybė. Ir todėl reikalingas, sakau, kitas klodo sąmonės. Tai dar dalykas vienas, tas tęsinys. Mes kintame kasdien, bet vaizdai, net vaizdai, ar jie psichologiškai, aiškinkit, psichologiškai ar kaip kitaip, tas negalioja, nes mūsų psichologija irgi kinta. Vieną dieną jaučiausi laimingas, antrą dieną laimingesnis, trečią dieną iš proto, iš laimingumo. Aš nemoku būti nelaimingas, todėl aš turiu kelti laimingumo klodus. Ir todėl klausimas iškyla, kur mes juos randam. Ir mes dalinamės. Pavyzdžiui, aš dalinuosi su Sokratu kiekvieną dieną, kaip jisai įsivaizdavo. Ir siunčia man vaizdus, kabutės siunčia man vaizdus, belaikius. Ir tie belaikiai vaizdai, kaip minėjau, dabar tu atrodo taip, pasikeitei, aš turiu kitą vaizdą, ir abu permato tą patį žmogų, tapatybę. Tai ta tapatybė patapo galingas filosofinis klausimas, kur ji yra. Tai galėjai pakelt į dausas ir visą kitą. Tai va čia kultūrinė vaizduotė. Ne? Mes tada turim tą vaizduotę įgyvendinti. Vienu žodžiu, ji neturi kūniškumo. Pagal Sartrą jinai sukurta iš nieko. Tų įvykių dangiškų prieš pasaulio kūrimą nėra. Ir nieks nematė jų ir net sako, čia yra autoriai ir mes nežinom, kas apie juos rašė. Tie autoriai irgi yra vaizduotė, bet mes juos suprantam. Ir mūsų gyvenimas, tai jau minėjot, krikščionybė ir visi kita, yra tos vaizduotės įkūnijimas, ko jie reikalauja. Tenai bus moralė, kaip elgtis ir kaip gyventi ir kaip santykiauti. Be mūsų įkūnijimo ta vaizduotė, jos nėra. Nieko nerasi. Tol, kol mes ją gyvenam. Ne. Tai vienas reikalavimas tokio gyvenimo, tęstinio gyvenimo, Arūnas minėjo, visi kiti minėjo, yra šlovinimas, garbinimas. Matot, visi įsivaizduojami herojai, aukščiausias būtybės ar herojai egzistuoja tol, kol jie yra apdainuoti, šlovinami, giedami. Statomi paminklai, statomos šventyklos ir tenai girdi jų šlovinimą. Eina sklinda per pasaulį šlovinimas. Ne? Ir tada ta vaizduotė gali būti tokia galinga, kad ją skelbia tie, kurie ją įkūnija. Yra tik viena vaizduotė, jūs sekit ją, mes krikštysim ir visą kitą per visą pasaulį ir ta vaizduotė sklinda, nes yra belaikė, nors mes ją įsivaizduojam ir mes ją mėginam įkūninti. Čia matot buvo klausimas, filosofinis klausimas, fenomenologijos klausimas, kaip sąmonė, transcendentalinė sąmonė, apie ją kalbėsim vėliau, yra įkūnijama. Ne? Juk ji neturi nei laiko, nei vietos, nesvarbu, kur ir kada mes tą sąmonę galim pakartoti, bet kur ji yra, neturi kabutėse kūniškumo. Tai kaip ją įkūnijam? Tai atsakas mano yra sukurta vaizduotė. Ir mes tą vaizduotę įkūnijam. Tai tas įkūnijimas padaro tą vaizduotę tikrovę. Ir jeigu mes nebešlovinam, nebeįkūnijam, tos vaizduotės figūros dingsta. Tai Dievo mirtis, Nyčė sakė, aš nenužudžiau jūsų Dievo, jūs patys nužudėt. Jį uždarėt į kalėjimą, šventyklas
kad jūsų nematytų, ką jūs darot pirmadienį. Jūs nebesekat tų ritualų, nebeklūpčiat, gal klūpčiat, bet tuščiai. Tai dar pasampa tą vaizduotę tuščia ir mes jos nebeįkūnijam ir todėl tą vaizduotę dingsta. Tvarkoj. Bet yra kita vaizduotė, dabar grįšiu prie tapatumo. Tas yra svarbus dalykas. Vieną kartą Japonijoje dėsčiau ir aš kalbėjau apie tapatumą, žinot, dekonstrukcija ir visi kiti tapatumo nėra dekonstruota ir visa kita. Tai aš diskutuoju, kad manęs nėra, tapatumo nėra. Tik aš kasdien pasikeičiu, nežiūrėkite mane, aš dekonstruotas, sėdi mano šeimininkas, rimtas, sėdi kaip Buda. Aš pabaigiu blevizgot, sako, aš gimiau aš, dabar esu aš ir mirsiu aš. Ką tu galvoji apie tai? Sakau, tu tikrai esi tu, esi tu ir mirsi tu. Jau tikrai užsitikrinęs, kad jisai užlaiko savo savastį ir visuomet tas pats. Tai, gerai, man patiko, sakau, tu labai darbštus žmogus ir todėl labai sunkiai dirbi užlaikyti savo tapatybę, ne? Nes tapatybės nėra, jeigu jos neužlaikai, ne? Tai per šlovinimą. Giedojimas, tai todėl poezijas yra prieš viską, prieš tikrovę, tą kūrybą. Kaip man užlaikyti savo tapatybę, ne? Tai yra kūrybinis dalykas. Aš patautuoju tuo ir dabar užlaikau tą tapatybę labai sunkiai laksydamas po pasaulį. Nežinau kodėl, bet aš noriu turėti tapatybę dabar. Ne? Aš klausė pasikeitė mano seminis, sako, kaip tu jauteisi, kai buvai vaikas? Aš nebesu vaikas. Kaip man dabar susitapint su tuo piemenuku, kuris ganė žąsiukus, o dabar čia nukvakęs dėdas blevizgoje publikai, ne? Tai va, bet vis tiek, sako, yra tęsinys tapatybė. Tai yra pokyčiai vaizdų, bet sako, tai tada taip atrodė, dabar taip, bet tu tas pats. Vis tiek reikalauja tapatybės, ne? Tai sakau, ten nėra vaizduotė, mūsų paprasta vaizduotė, bet yra vizija. Ir Platonas operavo tomis vizijomis, bet tos vizijos yra tęsinys tapatumo, bet kokia sąmonė. Be pokyčių tapatumo neegzistuoja. Svarkoj. Dabar kitas dalykas yra transcendentalinė vaizduotė. Kantas minėjo tą, kodėl reikėjo tos vaizduotės, transcendentalinė vaizduotė. Kas tai yra? Matot, mes turim kabutėse savokas, ne? Aten savoką kosmoso, savoką dievybių ir taip toliau. Dar vieną žodį paminėsiu. Kada mes turėjom tą kultūrinę vaizduotę, mes patapom žodžiu pažodžiu Dievo atvaizdai. Imago Dei. Dievas turėjo tos būtybės patapo dieviškos, Dievas turėjo vizijas ir pagal tas vizijas sukūrė pasaulį ir sukūrė mus pagal savo viziją, nors mes esam atvaizdai, neužtenkami tos vizijos tikrovės, ne? Tai yra ta vizija, kas yra žmogus. Nepaisant kur, aš keliauju po pasaulį, sakau, man mūsų kultūro mes suprantam save visai kitaip. Sakau, gerai, mano kultūro mes suprantam tave kitaip. Tvarkoj, sakau, jūs esate beždžionės. Ne, mes žmonės. Jūs sakėt, visi kiti supranta kitaip, tai kodėl dabar jūs staiga sakote, kad jūs irgi žmonės, tapatybė. Ne. Pasirėmė tą viziją. Tai yra duota fenologiškai. Tapatybė. Gerai, dabar yra tapatybės, kurios yra kategorizuojamos, bet jos nepasirodo grinai pasaulyje. Empirinis pasaulis yra
kaip sakant, negarantuotas arba neturi būtinybės, tai mes jas organizuojam, tas nebūtinybės. Bet mes negalim jų tiesiogiai uždėti, tai reikia vidurkio, transcendentalės vaizduotės. Ne. Nu, pavyzdžiui, 1262 dalių poligonas. Empiriškai iš to negaliu įsivaizduoti, bet aš turiu matą, kaip tą empiriškai padaryti. Nors gal užimtų mano 10 000 metų, 2968 dalelės, stropiai, nu, neįmanoma, bet aš turiu tą vaizduotę, transcendentalinę. Ir tada pagal tą vaizduotę tada aš galiu empiriškai organizuoti dalykus, empiriškus dalykus. Tai net ir Einšteinas sakė, bet tokios vaizduotės transcendentalinės mes nesuprastume pasaulio. Vien žodžiu, jis turi teoremą, ta teorema yra transcendentalinė vaizduotė, kaip pasaulis gali atrodyti, ir tada jisai duoda pavyzdžius. Matot, kai kalbam moksliškai arba kitaip, jeigu sakai, nu tu esi blogas pavyzdys. Blogas pavyzdys ko? Kas yra duota kaip vizija, tu nukrypėlis. Tai sako, nu turim moksliškus pavyzdžius, Einšteino vienas, kaip sakant, eksperimentas parodė, kad jo yra ta vaizduotė teisinga, transcendentalinė, bet kas joje atsitinka, tai jinai patampa vizija kaip perteklius. Ką reiškia perteklius? Ja gali parodyti daugybėje pavyzdžių. Vien žodžiu, skirtingi pavyzdžiai. Dabar sako, eksperimentai, kiti parodė, kad Einšteino ta transcendentalinė vaizduotė yra teisinga. Skirtingi pavyzdžiai nurodo tą patį. Per juos matai, sako, va, čia yra ta pastovi ta vaizduotė ir mes ją mokam įgyveninti per eksperimentus. Daug pavyzdžių. Sakom, nu, tas žmogus nepavyzdingas žmogus, nežmogiškai. Mes sakom, Putinas nežmogiškas, gal ne tas žmogus. Ir atleiskit, mano vadas, Trumpas irgi toks pat. Iškrypėlis, nu, bet žmogus. Ką padarys, reikia pripažinti, ne? Tai va, tas pastovumas ir todėl, kabutėse, Dievo mirtis nereiškia, kad kokia būtybė mirė ar kas kita. Tai buvo simbolis absoliutaus pastovumo. Ne? Viskas pastovu, viskas organizuota, visi įvaizdžiai, ar tenai blogi ir geresni, visiek įvaizdžiai tos pačios sistemos, tos pačios įsivaizduojamos tapatybės. Ne? Tai ir Imago Dei įvaizdis Dievo, tai grįžta vaikelis iš sekmadienio mokyklos ir jam ten įkalė, kad žmogus yra Dievo įvaizdis. Grįžta namo, žiūri jo tėvas, guli ant apčiano, maukia alų, spokso į televizorių, tai jo galvoja Dievas. Guli ant apčiano, geria alų ir spokso į televizorių. Jo tėvas yra atvaizdas Dievo. Nu, vaizduotė yra vaizduotėje. Tai va, tai matai, todėl tas nekintamumas abiejų klodų, ta vaizduotė gali būti pakartojama ir vizija yra pakartojama. Duotas tapatumas tarp įvairių vaizdų, kurie kinta, bet taip pat atveria transparentiškai tą pačią viziją, tą pačią tapatybę. Nu, tapatybė nereiškia, kad mes turim kažkokią esmę, bet sąmoningai kalbant, mes negalim kalbėti be tapatybės. Turi būti kas nors pakartojama. Net ir literatūroje, jeigu nėra figūrų, kurios pasikartoja, nežinai apie ką rašo. Reikia pasikartojimo. Dar čia kalbėjau apie tą
sekularizmą, Nyčė sakė, nu, mokslai gal bus paskutinė nostalgija tapatybės. Žinot, ką mokslai sakė 19 amžiuje. Čia vaizduotė dar viena. Ir dabar keli mokslininkai, aš kalbėjau prieš mėnesį, kad jeigu pasaulis yra begalinis, laikas yra begalinis ir pasaulio dalių suma yra ribota, tai nepaisant, kaip tos dalelės maišysis, jos begalinėme lauke pasikartos. Tai sako, mes jau čia buvom daug kartų ir kalbėjom taip pat daug kartų, jūs tik neatsimenat, mes gyvenom daug kartų ir net vienas astronomas sako, dabar galim kalbėti apie daugybę pasaulių, kosmosų, skirtingų, jie turi visai kitokius laikus ir sako, dabartyje, visi pasirodo dabartyje, tuose pasauliuose yra tokių pat įvykių kaip mes ir jie atrodo kaip mes, lygiai kaip mes. Nu čia yra ta tapatybės nostalgija, ne? Mes norim dar kartą būti, nepaisant kur. Ir dabar dar vienas vaizduotė, aš įvesiu tą transcendentalinę, paskui modernybė pasirodys. Mokslai išleidžia milijardus. Ko mes ieškom, gal yra gyvybės, išmintingos gyvybės. Mačiame, šioje planetoje neradom išmintingų gyvybių, tai ieškom kitur. Racionalių gyvybių, gal ten suradom. Bet ko mes ieškom? Gal yra gyvybės kur nors, kabutėse milijonų metų daugiau išsivysčiusios. Ir mes žinom, dabar įsivaizduojam, kad mūsų planeta dings. Arba bus supernova, kaip sako, žvaigždės sprogs už 5 milijardų metų, aš palauksiu, žiūrėsiu, kaip ten atrodys, aš turiu laiko. Ir tada mes dingsim. Bet jeigu bus tokios būtybės, jos keliaus per kosmosą ir atras šitą sudegusią planetą ir kasinės, ir atras mūsų genus. Ir mes gyvensim toliau, kaip žmonės, tie patys. Palikuoniai nesvarbu, mes tęsiam savo gyvenimą per kitų mūsų suradimą, kaip dinosaurai dabar, žinot, Jurassic Park. Nu, atrado ląstelę kaip tam gintarą ir sako dabar, atgaivinam tas gyvybės. Tai dinosauras sako, ačiū labai, matai, mes tęsiamės kaip dinosaurai. Tapatybė mūsų nedingo. Ja, tai mes tą svajonę įsivaizduojam, kad atkeliaus kažkai kokios būtybės ir suras mus tuos pačius. Nepaisant suras ląsteles, bet tos ląstelės turi, aristoteliškai kalbant, potencialą būti žmogumi. Tai gyvensim toliau. Ja, tai esam nemirtingi tada, ne? Nu, jei nesudegs tos ląstelės, tenai DNA ir visą kitą. Tvarkoj, dabar mes turim vieną pasaulio suvokimą. Ta mes esam įvaizdžiai kūrinių, kurių mes patys nesukūrėm. Ir tie įvaizdžiai anot Sartro yra iš nieko. Aš kalbėsiu dabar, kad yra skirtumas. Atvaizdas ko nors, aš atsimenu draugą, turiu jo tapatybę, viziją, bet ką tikra kūryba vaizduotės yra iš nieko. Tokių dalykų išvis nėra. Ne? Tai klausimas, kokia ta vaizduotė iš nieko. Sartras turėjo truputį apie tai kalbėjo. Kai sako, kalbų publikai, ir ta publika yra dieviškai nutolus. Ypač kai kalbi studentams, jie svajoja, kad bus vakare, žinai, kokie paliukai, tenai pasimylėti, nu, žinot, ką vaikai galvoja.
Ja, aš nežinau, apie ką kalbu, aš nebeatsimenu, tai tvarkoj. Tai ką tas reiškia nutolimas. Ir yra ateities nėra, praeities nebėra. Tai reiškia, mes įsivaizduojam, ko nėra. Pavyzdžiui, mes įsivaizduojam, jau Sartro rašęs kritika dialektinio materializmo parodo, kad ką mes įsivaizduojam kaip po ateitį, to nėra. Ir ko nėra, tas duotis sąmonė, kad to nėra, nurodo, ko dabar nėra pas mus šiandien. Sako, kas varo revoliuciją? Ne medžiaginiai dėsniai, bet vaizduoti, ko nėra. Tuštuma. Reiškia, paprastais klausimais. Darbininkai sako, mes neužtenkamai užmokami. Vien žodžiu, nėra pinigų užtenkamai. Tuštuma. Sako, tada po revoliucijos mes turėsim utopiją ir mes turėsim visko, ko reikia. Dabar tos utopijos nėra. Yra niekas. Tai niekas užpildo tą tuštumą ir tada ta tuštuma pataps pilnatis, neturėsim daug valgio, ne? Kai Rekiuras tą vadino utopinė sala debesyse ir ją vartojam kiekvieną dieną užpildyti mūsų trūkumus. Bus geras gyvenimas, pažadai visi, įsivaizduokit, koks rojus bus ir visa kita. Tai tas komunizmas, atinai kapitalizmas pažada, ką vaizduoti. Dabar kentėkit, bet rytoj bus rojus. Ne? Kaip sakoma, kaip Platono idėja, ontologinė idėja patapo istorinių faktų, kaip jį įkūninta utopinėje valstybėje. Ja. Tai čia laikos. Mes padarėm Platono viziją į laikišką istorinę kryptį. Ateitis, telos, istorinė kryptis. Gerai. Tai dabar reikia kalbėti, tai čia yra vaizduotė grina, kurio tokių dalykų dabar nėra, jų trūksta mums ir dar tos ateities nėra, tai yra irgi tuščia vaizduotė. Niekas varo mūsų gyvenimą, ne? Tuščios vaizduotės. Dabar mums reikia nukrypti į kitą pasaulį, tai yra modernų pasaulį. Net Heideggeris, aš nelaikau Heideggerio filosofo, bet jisai teigia keletą banalybių, bet viena buvo moderni. O atleiskit Heideggerį, čia aš nešlovinu Heideggerio. Yra kabutėse priežasčių. Gerai. Aš buvau matęs. Jisai prieš tą visą technologiją ir visą kitą, čia banalybės, lėkštumas. Tai studijavau Freiburge ir žinojau, kur Heideggeris gyveno. Sakau, reikia pasitikti su Heideggeriu. Nueinu prie namuko, pasibeldžiu, žmona atidaro, praveria duris, sakau, ar galiu pasimatyti su profesoriu Heideggeriu? Ne, mano vyras dabar mąsto. Praveria duris, spokso į televizorių. Jis mąsto apie technologiją, ne? Dabar tęsiam kitą vaizduotę modernybę. Aš minėjau Kantą transcendentalinę vaizduotę, kurie gali būti įkūnijama empiriškai, mokslas to reikalauja, kaip minėjau, Einšteinas ir visi įsivaizdavo transcendentalinę vaizduotę. Vadinam transcendentalinę, ji nėra empiriška. Pavyzdžiui, mes turim erdvės vaizduotę, neuklidinę erdvę. Į ją mes niekada neįeisim. Yra po neuklidinę erdvę. Niekada ten nebūsim. Bet mes turim
tą vaizduotę transcendentalinę. Neturi nei spalvos, nei dydžio, nei nieko kito, bet yra įsivaizduota tame klode. Tas klodas patampa labai svarbus modernioje vaizduotėje. Atsimenat Schopenhauerį, pasaulis yra valia ir idėja. Bet reikia suprasti, kodėl valia ir idėja, kaip minėjau, Nyčė sakė, valia į nežinojimą yra svarbesnė negu valia žinoti. Mes sukūrėm žmogų, kuris yra be esmės. Gerai, modernus subjektas, jūs girdėt apie subjektą. Aišku, mes esam subjektai, tenai kažkai kur gyvena objektai. Šitas dvilypiškumas. Tas yra tik modernus padarinys filosofinių galingų argumentų padarytas. Galiu paminėti tos argumentus trumpai, nes kad žinotumėt, kodėl mes turim tokį subjektą. Aš to neturiu, bet jūs turite. Gal kada įsigysiu, jeigu norėsiu, bet neturiu laiko, aš užimtas. Buvo paprastas klausimas. Kas yra pasaulio pagrindinis daiktas? Aš matau žmogų, aš matau katiną, matau medžius, geriu vandenį. Kiekvienas dalykas yra skirtingas, turinti savo ribas. Graikai vadino to peras. Mes turim esmę ir tos esmės negalim pakeisti. Yra riba. Negalim patapti šuniukais, negalim patapti kačiukais, negalim patapti žvirbliais. Tada klausimas iškylo, jeigu mes esam toks esinys, ar jis yra sudėtas iš dalių. Aišku, ranka, koja, nosis ir visa kita. Ir tada galima viską padalinti į mažiausias daleles. Atomos vadinosi, atomai, ne? Mes kalbame apie atomus. Tai graikų išmislas. Ir tada iškilo klausimas. Jeigu mes sudėti iš dalių ir apibūdinam tas dales, kaip jos yra, daugiau nieko, griežtai. Ir tada reiškia, kad jeigu sudėti tas dales ir aš patampu suma tų dalių. Ir šuo patampa suma dalių. Iš kur yra savybė, kurios dalys neturi. Visuma turi savo savybės. Vanduo yra šlapias. Kodėl mums reikia parasolo, reiškia lietsargio? Sako, vanduo šlapias. Bet vanduo sudėtas iš 3 dalių, ne viena iš jų nėra šlapia. Tai kaip sakai, šlapias vanduo, čia durnystė. Aš irgi sudėtas iš dalelių. Aišku, daug mano dalelių yra vandens dalelis, 3 dalelės, irgi nešlapios. Tai aš nesu šlapias, aš neprakaituoju. Tik tai byra atomai. Pas jų nubyra daug atomų, daugiau nieko. Tai tada klausimas iškylo, jeigu mes matom, ką nors matom, yra duota, bet jeigu pasaulis yra suma dalelių, tai ką mes matom, šlapas vanduo, neegzistuoja. Tai yra subjekto patirtis, kurie grinai subjektyvi, ir reiškia, tas subjektas neegzistuoja pasaulyje kaip suma dalelių. Mūsų kūnas yra toks. Suma dalelių, bet mes esam tas subjektas, kuris turi kokybinės patirtis. Ten spalvos ir tai garsai visai yra kokybiška patirtis, kuri nepriklauso objektyviam pasauliui. Tai mes turim subjektą, kuris nėra šiame pasaulyje. Mes žiūrime pasaulį kaip objektus, bet tie objektai yra medžiaginiai. Mūsų kūnas irgi yra toks pat objektas, medžiaginis, ir sudėtas iš dalių, pakeisim dalis, būsim kitokie.
Tai dabar ir iškyla klausimas, tai kaip mums, subjektams, kuriam neturime objektyvios esmės, neturime jokios ribos, kaip mums suvokti pasaulį? Aha. Anot mūsų to išradimo subjekto, mes esam objektyviai tušti. Nesam niekas, esam tuštuma. Tai dabar mums reikia visai kitokios vaizduotės. Mums reikia sukurti pasaulį. Mes visa patirtis kokybinė negalioja. Kaip suprasti pasaulį sudėta iš dalelių, jos turi dydį ir daugiau nieko, tai reikia mokėti jas apskaičiuoti. Mes niekada nematysim atomų, mes matysim spalvas, mes girdėsim garsus. Sako, aš žinau, kad čia medžiaginis daiktas, turi tokią gelsvą spalvą. Tas daiktas pasirodys, jeigu aš nutrinsiu tą spalvą, bus kitokia spalva. Niekada nerasi tos medžiagos. Tai reiškia, tai yra grina vaizduotė, kuri neturi jokių savybių, išskyrus dydį, kurį galim pamatuoti. Tai va, iš to iškyla ta vaizduotė dydžio ir vaizduotė, kaip mums su tuo dydžiu elgtis, tai reiškia, galima jį pamatuoti. Matavimas reiškia matematiką. Tai todėl mes dabar turim matematinę vaizduotę, mokslininkai, ir pagal tą vaizduotę mes kūriam iš tos nematomos atominės medžiagos, ką tik norim, pertvarkom kaip tik norim. Reiškia, kad šitas aparatas nėra empirinis daiktas, ką aš matau juodas ir tai blikščioja kažkas, tai yra išraiška. Vaizduotė matematinių, kaip sakant, algoritmų. Ne, yra kūrinys, ir tas, kurį mes žiūrime tą kūrinį, sakai, čia aparatas, bet sakau, čia yra vaizduotės kūrinys, kuris tada sukuria vaizdus apie mus. Mes esam vaizdai, vaizduotės. Žiūrė nuotrauką, nutraukė, bet su kuo? Su aparatu. Tas irgi yra kūrinys. Mūsų projektai. Tai va dabar iškyla tas laiko klausimas, modernus. Mes esam subjektai ir ateitis yra projektai, kuriuos mes apskaičiuojam, mūsų transcendentalinė vaizduotė matematika, mes apskaičiuojam, kaip pakeisti aplinką ir gauti rezultatus, kurių pasaulis neturi. Šitas yra rezultatas mūsų projektų, laiko projektų. Dabar mes nemokam to padaryti, bet dabar turim projektą, kaip pakeisti dalis, kaip tenai pamatuoti ir, kaip sakant, padalintas visas dalis, sudėlioti kitaip. Tada turim tą aparatą ir tas aparatas mums duoda nuotraukas, kurie yra atvaizdai, bet eina per mūsų kūrinį, mūsų kitokį atvaizdą. Ne? Todėl mūsų pasaulis yra valia ir idėja. Ne? Valia reiškia, kad mes neturim nieko iš savo, kaip sakant, ribų, mes esam subjektai, mes galim sukurti metodus ir sukurti, ko mes norim. To dalykų nėra pasaulyje, ateityje nėra. Tai yra mūsų vaizduotės projektai, tada mes tą vaizduotę užpildom. Yra tušti projektai, to nėra. Mes tą padarysim. Ne? Ir tą padarom ir tada tas patampa įrankis kabutėse sukurti mūsų vaizdus. Tai, ką mes matom tą, sakom, čia yra aparatas, bet yra mūsų vaizduotė įmontuota, įgyvendinta, įkūninta ir jau daro mūsų vaizdus. Ir tada sakom, matai, kaip aš buvau prieš 10 metų. Matai, Ramanauskas. Aš jo nemačiau. Aš neturiu jo atmintyje. Tai ta vaizduotė, transcendentalinė vaizduotė, yra vienas klodas, kurią galim
pakeisti, galim sukurti naujus algoritmus ir visą kitą kasdien, tada bus kitokia vaizduotė, bet vis tiek bus kiekybinė vaizduotė. Tapatumas tų įvairių vaizduočių, tai kiek tik nori algoritmų, viskas bus kiekybiška. Tada mokslas įrodo tikrovę kiekybiškai. Tai dabar aš labai džiaugiuosi, religiniai žmonės irgi džiaugiasi, nes mokslas įrodo, ar Dievas mirė ar ne. Aišku, ir Heideggeris, ir visi kiti šūkavo, po Dievo mirties mums reikia to jau sukurti kitus dievus, nes be jų pasaulis yra tuščias, miręs. Nėra vaizduotės kitos, praradom vaizduotę, praradom sielą, mes buvom vaizdai, atvaizdai Dievo. Tai dabar mokslas nutarė sužinoti. Aš buvau Emory universitete Atlantoje ir buvo jaunas prelatas. Žinau, atsimenat, buvo Dievo mirties teologija. Dievas mirė. Kodėl jis mirė? Nes kadangi begalinė būtis negali būti laike, jeigu jisai patapo Dievas ir nusikryžiavo, tai patapo laike, ar amžinybė, begalybė mirė. Tai dabar tas Dievas mirė, tai kaip mums dabar gyventi? Tai mes turim įkūninti jo paliktus žodžius. Tai Dievo mirties teologija. Toje apylinkėje buvo labai daug religingų žmonių, tai įsigando, Dievas mirė, ką dabar daryti, šiame tas meluoja. Tai sociologai nutarė patikrinti, ar Dievas mirė ar ne. Eini gatve, prilekęs sociologas, kiša aparatą į nosį. Kaip tu galvoji, Dievas mirė ar ne? Tai surado, kad nemirė. 90% sakė, kad nemirė, todėl Dievas nemirė. Mes įrodėm moksliškai. Ir viskas tvarko. Kiekybiškas atsakymas. Ir mes dabar esam užtikrinti, kad Džordžio valstijoje Dievas nemiręs. Kitur gal tik 45% tiki, kad nemiręs, tai jau kažkas netvarkoja. Čia jau bus kova. Gerai, tai čia atsakau transcendentalinė vaizduotė, kuri yra įgyvendinama, įkūninama technologiškai. Todėl viskas yra padaryta iš tos pačios medžiagos, gali jį pakeisti ką tik nori. Todėl dabartinė, kaip vadinama, kaip ta kultūrinė kova, yra vaizduotės kova. Tradicinė vaizduotė. Žmogus yra Dievo atvaizdas. Ir yra moteris, vyras, šuo, katė, jautis ir arvydas. Tai šitą buvo geras draugas, tai aš galiu kalbėti neužgaudamas. Ir dabar šiame klode mes turim algoritmus, mes turim kiekybinius apskaičiavimus, kad galim padaryti įvairovę iš įvairovės. Tai nebėra žmogaus esmės. Kodėl ta kontroversija? Sako, mokslai gali padaryti iš mūsų, ko mes norim. Valia. Aš noriu būti jaunuolis, tu jau padarys, duos švirkštą kokį nors piliulę, tada išgudrėsiu. Iš ryto matai reikia mąstyti, tai paėmė piliulę, patampai labai išmintingas, o vakarą nori pamėgoti, paėmė piliulę, užmiegi, viskas tvarkoja. Ir vaikinas nori būti mergina, ir berniukas, ir senesnis, ir jaunesnis tuo pačiu momentu padarys. Vienu žodžiu, mes patapom subjektas. Perimam Dievo valią, mes kūriam save, kaip tik norim. Tai tada yra tas tapatybės grąžinimas. Mes turim savo esmę, esam žmonės, Dievo kūriniai ir dabar
kas juos keičia, modernius sekularizmas, reiškia, yra prieš Dievo valią. Tai grąžina tą Dievo valią, kad žmonės užmiršo, kad mes turim esmę ir todėl reikia ją atgaivinti. Aš tą vadinu tapatybės grąžinimu, laiko grąžinimu. Ir mes tada esam nusikaltę, mėginami pakeisti Dievo kūrinius, Dievo atvaizdus pagal mūsų valią. O kas yra prieš Dievo valią? Biesas. Mes ardom Dievo tvarką. Todėl mūsų sekularizmas, Arūnas vadina sekularizmas, yra velnio išperos. Atsimenat, islamas sakė, vakarai yra šetonas prieš Dievo valią. Tai čia dvi valios susigrūmė, galingos grumtynės ir politikoje ir visur kitur. Nu, vaizduoja, kas mes buvome, dabar vaizduoja, kas mes galim būti, kaip tik norim. Ir todėl, ko mes norim, to Dievas nebenori. Nenorėjo, niekada nenorės. Ar jau laikas? Ja, kumsa. Dabar yra dar viena vaizduotė. Tai yra fenologiškai ontologinė vaizduotė, pasaulio vaizduotė. Ne mano, bet yra vaizduotės klodas pasaulyje. Ir yra toks dalykas. Sakai, aš matau žmogų, aš matau tenai gyvūną ir taip toliau, bet aš matau per šešėlius, per fenomenus. Reiškia, stalas. Aš nematau kitos pusės. Jei noriu pamatyti, eisiu aplink. Aš dabar matau šitą pusę, turi spalvą. Dabar eisiu ir aš įsivaizduoju, kad kita pusė turi tą pačią spalvą, bet gal ne. Jau vaizduotė plečiasi, gal kita pusė bus rudesnė, ar geltonesnė, ar baltonesnė, ar tamsesnė, nesvarbu. Jau yra šešėliai, kurie klausia manęs, kokios spalvos aš būsiu, mane apklausinėja. Ar čia būsiu rūdas, ar iš tos perspektyvos, iš tos šviesos pamatysiu visai kitaip, kaip empirikai norėtų šešėlišką vaizduotę paneigti. Lokas sako, aišku, dabar čia nežinau kokia spalva, čia truputį per tamsu, čia reikia šviesesnės. Tikrą spalvą pamatysiu vidudienį, saulės šviesoje, grynoje šviesoje. Tai blizgės. Matysi per blizgėsi, nematysi to tikro daikto niekada. Tai mes matom daiktus per šešėlius, kuriuos mes bet jie sukuria vaizduotę, šešėlišką vaizduotę. Kas dabar kitoj pusėje, tenai rūdas, ar geltonas, ar baltonas ir taip toliau, gal tenai bus rumpuotas kraštas ir visa kita, jau klausia manęs tas pasaulis, kas aš esu ir kaip atrodau. Tai tie šešėliški fenomenai yra pasaulio vaizduotė, ne mano, bet ta vaizduotė apklausinėja mane ir pratęsia mano vaizduotė. Dabar įsivaizduoju, kaip tas kitas kraštas atrodys. Ta vaizduotė, kaip tas Merleau-Ponty vadino, diakritiška. Ką tas reiškia? Sakau, aš matau geltoną, šviesiai geltoną. Kodėl? Nes yra šalia pilko, tamsesnio kilimo. Terpė tarp jų sudaro mano regimumą, kad vienas yra šviesesnis, kitas tamsesnis. Ta terpė neturi spalvos, bet jinai yra vaizduotė. Jeigu bus tamsesnis kilimas, tas bus šviesesnis geltonas. Jau klausia manęs. Pasaulis tada šiuo momentu yra fenomenų klodai, per kuriuos mes matom daiktus, bet niekada nematom tų daiktų kaip
grinai kaip atrodo, sako, empirikas sako, grinai atrodo. Ieško ir visuomet per šešėlius, ne, tamsesnis, šviesesnis, tolimesnis, artimesnis, kaip sako, dydis. Namas yra mažiukas. Aš dabar didelis, labai toli einu, namas padidėja, aš sumažėju. Kas yra tikras dydis? Tai yra ta terpė tarp mūsų, fenomenas, ir tada daiktai keičiasi, savo dydis ir mano dydis, ir tas fenomenas yra įsivaizduoti, jeigu pasitrauksiu toliau, tas namukas sumažės, ne? Ja, tai jau Šalis sako, nutilk. Tai mes gyvenam tame dabar vaizduotės pasaulyje, mūsų kūriniai yra įrašyta transcendentalinė vaizduotė, vienas klodas tos vaizduotės, ir kitas tą vaizduotę mus nufotkina. Žinot, kaip mes vaizduotę pražiūrim. Draugą sutinki, sako, matei prezidentą vakar. Sako, nebuvo Vašingtone. Ne. Sako, rodė prezidentą ant ekrano. Ne ekranas, lėkštas, empirinis daiktas. Bet aš mačiau prezidentą. Nesako, ar matei atvaizdą prezidentą? Permatai. Ir matai prezidentą. Aš nenorėjau matyti, aš labai pabaisa. Nieko tokio. Dabar paskutinė vaizduotė. Galim vadinti ją mišrainė. Ir kultūrinė, ir transcendentalinė, ir mano vaizduotė maišosi. Kalbi, žinai, aš blogai elgiausi, ne koks bernas, ar dietas. Ir kokia vaizduotė. Aš buvau blogas žmogus pagal Kanto taisyklės, autonomiją ir visą kitą. Tai aš jau turiu kultūrinę vaizduotę, kurioje aš netinku, nukrypėlis. Bet tada sakau, aš galiu pasitaisyti. Tai jau yra kultūrinė vaizduotė, bet ta kultūrinė vaizduotė gali būti užklota šešėliška vaizduotė. Čia labai negražu, todėl kad yra tamsu. O diena labai gražu. Tai maišom tas vaizduotės įvairias ir gyvenam daugelį prieš atmintį, daugelį klodų. Atsiminkime, kodėl prieš atmintį, kad mes visuomet turim tapatybės viziją. Tapatybė ir skirtumas, pastovumas ir tėkmė yra neišvengiami transcendentalinės sąmonės klodai. Nepaisant apie ką kalbi, visuomet juose gyvensi. Jie bus, kaip sakant, įgyvendinami, įkūnijami, nesvarbu, kokie klodai vaizduotės testinį mes juos įkūnijam. Ačiū už dėmesį.